greitai, bet prieš tai turėsime proginį plaukimą, kuriame plauks vienokie ar kitokie Lietuvai pažįstami žmonės, žvaigždės neplaukimo pasaulyje. Bus labai įdomu pasižiūrėti, štai ir jų sąrašas antrajame takelyje. Verslo ryklys Jogaila Morkūnas. Trečiajame takelyje Nerijus Venskus. Jis užsiima krepšiniu, bet vežimėliuose ir nusprendęs įrodyti, jog gali plaukti. Be abejo, tą ir padarė ir mes dabar visi tuo įsitikinsime. Tai ir pristatomi dalyviai. Nuostabi. Maikutė pas Jogailą Morkūną, kepurėlė irgi yra kažkas nuostabaus. Nerijus Venskus mūsų ekranuose. Na, neįtikėtinai įdomu bus pasižiūrėti, kasgi laimės šiame plaukime. Absoliučiai neturiu jokios informacijos, kokį progresą yra padarę savo gyvenime šie plaukikai, kas yra susijęs su plaukimu. Jurgita Jurkutė, ketvirtasis takelis, puikiai pažįstama Lietuvos žmonėms, moteris, aktorė, na, ko tik gyvenime nedaranti žvaigždė. Drąsiai imti galima ir pasakyti, Vaidas Baumila, na, šis vyras, kur eini, tik ten jį ir sutiksi. Pasižiūrėsime, ar šiandien nusišypsos sėkmė Vaidui Baumilai. Ant popieriaus turbūt jį galima būtų laikyti favoritu šiose lenktynėse. Priminsiu, 50 metrų laisvuoju stiliumi plauks plaukikai. Šeštajame takelyje specialiosios olimpiados čempionas, būtent 50 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje, Adomas Bužinskas. Nepainiokime Bužinskų, tai yra kitas Adomas Bužinskas, bet šitas turbūt, na, geriau plaukia tikrai vandenyje nei galimas kitas įsivaizduojamasis mūsų. Na, o septintajame takelyje Donatas Šimukauskas, dar vienas televizijos ir kino žiūrovų pažįstamas žmogus, aktorius. Pasižiūrėsime, kaip jam seks vaidinti plaukimą šį vakarą. Na, o aštuntajame takelyje Eglė Balčiūnaitė, bėgikė, olimpietė, irgi Lietuvos sporto gerbėjams gerai pažįstama mergina. Na, intriga neįtikėtina iš tikrųjų. Kas laimės, absoliučiai neturiu jokių prognozių. Nenoriu nieko prognozuoti, nes po to galim labai stipriai nusivilti, bet tai bus istorija, ką mes pamatysime dabar. Na ir ką dabar daryti? Vaidas Baumila ir Jogaila Morkūnas abudu padarė false startą, tai yra neįtikėtina. Abu jie per greitai startavo, ar jie bus diskvalifikuoti. Štai kur klausimas, ar tai nebus žmogiškumo faktorius šiuo atveju, bet kaip puikiai skrodžia vandeniu septintajame takelyje plaukiantis aktorius Donatas Šimukauskas. Jokių lygių jam. Septintasis takelis bus pergalingas ir aktorius išsineš pergalę iš Lazdynų baseino. Antruoju takeliu plaukiantis Jogaila Morkūnas taip pat plaukia puikiai link sidabro medalio. Klausimas, ar nebus diskvalifikuotas jis, o dėl bronzos medalio kokia dvikova, netgi trikova tarp Vaido Baumilos ir Venskaus ir Jurkutės, ir visgi Venskus nugalė ir Jurkutė, ir Baumila. Neįtikėtinos. Na, neįtikėtina, kas čia vyksta. Iš tikrųjų, negaliu patikėti, kaip ties startų susimovė mūsų Lietuvos žvaigždės. Domas Bužinskas, specialiosios olimpiados laimėtojas, atplaukė paskutinis. Dauno sindromą turintis sportininkas. Pagarba jam labai didelė. Jurgita Jurkutė, man atrodo, nusipelno labai didelės pagarbos už šį pasirodymą. Jie aplenkė tikrą olimpietę, tikrą atletę Eglę Balčiūnaitę. Intrigų kupinas plaukimas. Belieka sulaukti galutinių rezultatų.
ar nebus diskvalifikuotas. Jogaila Morkūnas iš vis rašoma, kad net nestartavo. Na, jeigu jau Jogaila Morkūną diskvalifikuojame, tai Vaidą Baumilą taip pat turėtume. Na, dar pasižiūrėsime, ar tikrai tokie oficialūs rezultatai būtų labai skaudus duris į nugarą Jogailai Morkūnui. Baumila ateina pasitarti, nesupranta, kas vyksta. Na, svarbu, kad gera nuotaika Lazdynų baseine, svarbu, kad geromis emocijomis mes atidarome čempionatą. Oficialių rezultatų dar neturiu. Štai jau jie mano kompiuteryje. Niekas nėra apdovanotas diskvalifikacijomis. Tikėkimės, kad šių tradicijų nesilaikys varžybų organizatoriai visų varžybų metu, nes bet kas tik nori, gali imti ir šokti į vandenį anksčiau laiko ir jokių sankcijų už tai nesulaukti. Galutinis sąrašas: Donatas Šimukauskas aukso medalis, antroje vietoje Nerijus Venskus, antra vieta Šimukausko laikas 38 sekundės 29 sekundės. Na, tai yra laikas, su kuriuo turbūt prieš draugus po pirties pasigirti gal ir įmanoma. Pretenduoti į dalyvavimą Lietuvos plaukimo čempionate absoliučiai ne. Vaidas Baumila liko trečias, 52 sekundės 83 šimtosios iš Vaido, galbūt norėjosi daugiau, bet kodėl turėjome tikėtis daugiau? Galbūt tai, sakykime, nespręsti reikia iš viršelio. Apie tai, kokia yra knyga. Jurgita Jurkutė 4. vieta, 5. liko Eglė Balčiūnai, tai ji kiek mažiau nei 4 sekundėmis atsiliko nuo Jurkutės. Ir Adomas Bužinskas minutė ir 2 sekundės 38 šimtosios 6. vieta. Visi sportininkai apdovanojami, kiek žinau, visi apdovanojami atminimo medaliais. Nebus likę nuskriausti nei vienas. Puikios nuotaikos, štai ir jūsų ekranuose patvirtintos emocijos. Dabar kyla klausimas pagrindinis. Tarp Baumilos ir Jurkutės mažiau nei sekundės skirtumas. Jeigu Baumila būtų iššokęs į baseiną laiku, ar nebūtume pamatę Jurkutės triumfo prieš Baumilą? Štai kur klausimas, manau, kad reiktų iškelti šitą aukščiau. Na, be abejo, viskas juokais. Sveikinam Lietuvos plaukimo federacija visų pirma su tokia idėja išties nuotaikinga praskaidrinti tiek žiūrovų, tiek sportininkų nuotaikas prieš svarbiausią kol kas šio sezono startą. Na ir sveikinimai be abejo sportininkams, žvaigždėms, kurios nuplaukė šios 50 metrų. Taip kaip matėt, ar man patiko, man buvo labai įdomu. Čia mano pirmos gyvenime varžybos. Tai labai daug adrenalino, neįsivaizduoju, kaip sportininkai tai daro. Bet tikrai labai įdomu ir linkiu visiems sėkmės, ko dar laukia pasirodymai ir plaukimas čia. Per išėjimą pademonstravot įdomių ten dalykų. Ar repetavot? Kaip pristatė, taip pademonstravau. Tai nerepetavot šitą? Ne.